Sveiki, aš esu treneris Vidmantas Čiuta iš sporto klubo Impuls. Šiandieną mes vėl susitikome, tačiau darysime ne treniruotę giliesiam raumenim, kaip darėme praeitą kartą prieš kelis mėnesius. Šią nuorodą galite pamatyti čia. Tai manau daug kam padėjo, nes iš tiesų ir teigiamų buvo atsiliepimų ir komentarų, kurie sakė, kad labai viskas aiškiai yra išdėstyta, visas mintis, ir tikiuosi dabar padėsiu aš jums ir šį kartą. Šiandieną mes darysime treniruotę su irklavimo ergonometru Concept 2. Mokysiu jūs, kaip taisyklingai naudotis šiuo aparatu. Šiuo metu mes dabar esame ant to irklavimo treniruoklio ergonometro Concept 2 ir daugiau apie šį treniruoklį, tai jisai yra sutvertas akademiniam irklavimui ir būtent šio treniruoklio pagalba ne sezono metu, kai būna ežerai užšalę, mes ruošiamės būtent ant šio treniruoklio. Tai yra imitacija irklavimo ir šis treniruoklis yra unikalus tuom, kad padeda išsaugoti formą net ir ne sezono metu, tačiau paskutiniu metu jisai yra labai populiarus tarp mėgėjų, jį naudoja kaip apšilimų, taip pat ir crossfito gerbėjai. Šis treniruoklis susideda iš to, kad treniravimosi metu kojos maždaug dirba 70% pajėgumu, tuomet nugara apie 20%, o rankom tik mes užbaigiame patį įrį. Tai va, parodysiu techniką, supažindinsim, kas yra kas. Čianais turime pakojus. Šie pakojai yra reguliuojami, čia yra numeriais 5, 4, 3, 2. Asmeniškai, kaip man geriausia būtų naudotis ant 4. Tuomet turime sėdinėlę, viskas tas pats kaip valtyje. Tik vietoj irklų mes turim rankenėlę. Kaip matome ant irklavimo ergonometro Concept 2 mes turime monitorių. Šiame monitoriuje galima nusistatyti daugybę funkcijų. Tai paprasčiausia funkcija nusistatysim metrus, kurį atstumą mes planuojame įveikti. Tai spaudžiame New Workout, Single Distance ir nusistato metrus. Olimpinė distancija yra 2 km, 2000 metrų. Tai čia iš karto mums ir nustato. Kad mes pradėtume irkluoti, mes turime kojas įsistatyti į pakojus. Statom vieną, kitą koją, prisiveržiame. Tuomet kitas sekantis etapas yra galima nusistatyti pajėgumą. Tai pajėgumas yra nuo 10 iki 1. Varžybose dažniausiai mes statomės tarp 6-7. Tai yra optimaliausias variantas. Štai mes sėdime ant irklavimo treniruoklio ir pirmasis pratimas bus irklavimas rankomis. Pasiimam lazdą, nykštys turi būti ne ant viršaus, po apačią, pečiai atpalaiduoti, kojas ištiesiam ir bandom rankom. Dabar antrasis pratimas bus irklavimas nugarai rankomis. Pasiimam rankenėlę, ištiesiam kojas, pasilenkiam į priekį, ištiestom rankomis, mes lošiamės atgal. Op ir pritraukiam rankomis. Bandom. Dabar bus trečiasis pratimas. Trečiasis pratimas yra irklavimas pusę privažiavimo. Ir pirmiausias daromas naujokų klaidos yra tai, kad atmetam ne rankeną pirmą, o kojas paleidžiam. Tai dabar parodysiu, kaip taisyklingai atlikti pusę privažiavimo. Pasiemam, pritraukiam, rankas su lieminiu atmetam ir tik tada važiuojame.
atmetam ir tik tada privažiuojam. Va tai va. Taip, ir dabar parodysiu, kaip atliekamas pilnas privažiavimas. Ir pilno privažiavimo metu mes taip irkluojame pastoviai, tai būtų ir per varžybas, nes taip maksimaliai išnaudojame savo kūną, jungdami kojas, nugarą, rankas. Bandom. Privažiuojam, pečiai atpalaiduoti, nugara jokių būdų neištesta, nugara irgi atpalaiduota. Ir pirmasis įrio metas yra, kaip mes atsispiriame su kojom. Pirmiausia dirba kojos, tuomet įsijungia nugarą ir rankos. Bandom. Privažiuojam ir kojom. Atmetam rankas, privažiuojam ir kojom. Atmetam rankas, privažiuojam ir kojom. Ir bandom. Dabar šiuo metu aptarsiu, nuo ko reikėtų pradėti atsisėdus ant irklavimo treniruoklio. Pirmiausia, nusistatykite pajėgumą. Jeigu esate smulkesnis, mažesnis, tai siūlyčiau pradėti nuo 2-3 lygio pasipriešinimo. Tuomet jau galima patruputį kilti. Kitas akcentavimas yra būtinai pasižiūrėkite pakojų lygmenis. Kuo aukščiau mes pasidarome, tuo mažesnė pėda pas jūs turi būti. Man asmeniškai, kaip mano išmera yra 45,5, tai aš pasidarau ant 4, man yra optimaliausia riba. Pas ką koja yra mažesnė, darosi ant 3, 2. Šiaip labiausiai žmonių daromos klaidos yra tai, kad, kaip ir sakau, atmeta pirmiausia kojas, o rankų nespėja atmesti. Ir tada irklavimas gaunasi šitoks. Op, taip negalima. Taip niekuomet nedarykite. Darykite taip, kaip rodžiu prieš tai. Rankas su nugara atmetam ir tada tik privažiuojam. Turite įsidėmėti, kad pats irkluotojus, akademistus, ne rankos stiprios, kaip įsivaizduojat, ateina žmonės ir paklausia, o pas tave turbūt labai stiprios rankos yra. Ne, pas mane rankos nėra stiprios, pas mane yra kojas stiprios. Pas irkluotojus kojas. 70% kojos, tuomet pasiskirsto nugara, rankos. Tai va, bandom. Pasiėmam rankeną, pečiai nuleisti ir spiriamės kojom. Pritraukiam, atmetam rankas ir nugarą ir tik tada privažiuojam. Kitas akcentas, labai svarbu atpalaiduoti viršutinę kūno dalį. Jeigu mes irkluosime tokie, mes greit pavargsime ir mes nepadarysime gero laiko. Aišku, ne visiems reikia dėl laiko irkluoti, bet siūlyčiau atsižvelgti pirmai į savo sveikatą. Nesusigadinti savęs, nesusižaloti. Paskutiniu metu ypač labai išpopuliarėjęs šis treniruoklis ir daugybę klausimų susilaukiu iš žmonių, kaip su juo naudotis, kaip ką daryti. Ir pavyzdžiui, pats dirbu sporto klube, treniruoklių salėje, stovi pas mus 2 ergonometrai ir matau, kaip žmonės irkluoja netaisyklingai, prieinu ir sako, aš viską žinau. Ne, taip tikrai nėra. Aš pats irklavimui savo gyvenimą atidavęs esu 10 metų, taip pat ir dabar dirbu irklavimo treneriu. Buvau sportininkas, profesionalus sportininkas, buvau jaunučių čempionas, jauni čempionas Lietuvos, taip pat ir suaugusių čempionas Lietuvos, teko dalyvauti įvairiose tarptautinėse varžybose. Šiandieną jums pristačiau irklavimo treniruotę ant ergonometro Concept 2. Šiame vaizdo įraše pateikiu jums pagrindinius aspektus, kaip išmokti irkluoti ant šio treniruoklio. Jeigu jums kils klausimų, rašykite komentarus po šio video. Taip pat galite mane susirasti Facebook'e treneris Vidmantas Čiūta. Taip pat galite prenumeruoti kanalą Be Hero, ten rasite daugiau vaizdo įrašų. Ir kam kokių klausimų kils, rašykite, tikrai su mielu noru atsakysiu ir lauksiu. Iki kito karto. Ačiū Jums.